Sveiki, aš esu Gabija, klimato aktyvistė iš Extinction Rebellion Lietuva grupės ir šiandien susitikau su Migle ir Rita pakalbėti apie socialinį teisingumą, o jis yra be galo svarbus klimato aktyvistas, nes klimato aktyvizmas yra neįmanomas be socialinio teisingumo. Taigi, Migle, pirmas klausimas jums, ar galėtumėt trumpai papasakoti apie save ir savo darbą? Aš esu Miglė, aš esu socialinė darbuotoja, ilgametė socialinė darbuotoja, dirbu su vyresnio amžiaus žmonėmis. O mūsų socialinių darbuotojų, kaip visų profesijos atstovų, toks aukščiausias tikslas, nors mes dirbam ir tokioj kasdienybėje ir labai arti žmogaus, bet visada einam su tokiu aukščiausiu savo tikslu ir savo misija siekti socialinio teisingumo, kad mūsų visuomenė būtų lygi ir įtrauki visiems žmonėms, nepaisant jų pajamų, amžiaus, lyties, tautybės ar kitų individualių savybių. Ačiū labai, Migle, labai svarbi reikšminga misija. Rita, tas pats klausimas ir jums, ką veikiate jūs savo kasdieniniam darbe? Tai labai paprastai esu Rita Grinienė iš nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos Baltijos aplinkos forumas. Tai paprastai tariant, saugom gamtą. Bet gamta plačiaja prasme žmonės kažkaip labai suskaido klimatas, biologinė įvairovė. Tai nors mes dirbame daugiau su biologinės įvairovės apsauga, bet klimatas yra visą laiką šalia. Tai saugau gamtą. Tai nagrinėsime socialinio teisingumo temas tiek per tą grynai ryšį su žmonėmis ir tiesioginį jų problemų sprendimą, tiek per žmogaus ryšį su gamta ir apimsime kartu ir tą aplinkosauginį aspektą drauge su Rita. Tai bus savotiškas žaidimas. Ir šį kartą mūsų likimas davė iššūkį iš karto šokti į ne patį patogiausią, bet, manau, tikrai svarbų klausimą. Pirmą užduosiu jį Ritai. Kaip manote, ar klimato aktyvistas gali būti tik kairysis? Šiaip tai tradiciškai, tai čia neatsakymas dar į klausimą, bet labai dažnai tai yra asocijuojama. Jeigu žaliasis, tai būtinai kairė. Iš tokios susikloščios, man atrodo, istorinės tradicijos, nes tiesiog daugiau vakarų politikoje apie gamtosaugą ar klimatosaugą šneka kairieji. Bet aš gal tokią analogiją paimsiu, gamta yra mūsų namai, tai man labai keista, kai apie namų apsaugą ar namų tvarkymąsi gali kalbėti kairieji, tai kažkaip nesaina galai, tai absoliučiai netiesa, tai gamtosauga turėtų būti visos visuomenės pamatas. Ačiū labai, Rita. Migle, kaip jums atrodo? Man atrodo, kad šitie klausimai turėtų vienyti mus visus, nepaisant, kad šiandien dienai yra situacija šiek tiek kitokia. Tai aš kaip pritariu. Aš kaip klimato aktyvistė pastebėsiu tai, kad tiesiog natūraliai gal imant tą mūsų sąstatą tiek Lietuvos lygmenių, tiek ir užsienio, susitikus aktyvistus ir iš Italijos, ir iš Vokietijos, ir netgi iš Gvatemalos, tai absoliuti didžioji dauguma mūsų būna daugiau ar mažiau kairieji. Tiesiog atrodo, kad natūraliai tas žmogus eis į tą aktyvizmą ir jo užsiims vedamas tų savo pamatinių vertybių, bet kartu taip pat labai sutinku su jumis, kad tai neturėtų būti kėlimas, kad jeigu nesi tam pačiam politiniam lauke, tai tarsi tu čia mum ar nepriklausai, ar čia tau negali rūpėti, ir kad tarsi negali turėti kažkokio svaraus indėlio, reikšmingų minčių. Ir taip, tai yra mūsų visų namai. Ir jeigu norime gyventi šiai žemei, tai turime visi ją rūpintis. Antrasis klausimas skamba taip. Kaip socialinio teisingumo tema pasirodo jūsų kasdieniniai veikloje? Ir šį kartą pirmą pakviesiu Miglę. Aš dirbu su vyresnio amžiaus žmonėmis, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad
visų profesijos atstovų pagrindinė misija yra pamatyti, pirmiausia, kaip atsispindi socialinis neteisingumas, ar ne, ir tai tirti ir tai suprasti. Tai dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis mes tikrai pastebim, kad jie turi mažesnės galimybės, galimybės prieiti prie sveikatos priežiūros paslaugų, prie socialinių paslaugų. Yra didžiulė skaitmeninė nelygybė, kada vyresnio amžiaus žmonės neturintis skaitmeninių įgūdžių turi mažesnės galimybės turėti tokį gėrį, kurį jos atneša. Ir be abejo, didžiulė dalis vyresnio amžiaus žmonių gyvena skurde, lyginant su bendra populiacija jų yra gerokai daugiau, apie 40% šiandien Lietuvoje žmonių gyvena skurde, lyginant su bendra populiacija tai 20%, ar ne, tai šitas aspektas ir vyresnio amžiaus žmonių be galo daug gyvena vieni. Ir kartais, kai mes dirbam praktikoje, mes matom, kad susidaro tokia situacija, kad visas gėris ir visos paslaugos yra vyresnio amžiaus žmonėm, bet jie turi turėti sąlygą, jie turi turėti kažkokį pagalbininką, artimai ar kažką iš šalies, kad padėtų prieiti prie tų paslaugų. Tai be abejo ir egzistuoja paslaugų nelygumai, ir regionų nelygumai ir taip toliau, bet čia labai sudėtingos temos, tikrai tai labai pastebim. Ačiū labai už jūsų atsakymą. Rita, o kaip jūsų darbe ar tam aplinkosauginiam sektoriuje dirbdama pastebit ir socialinio teisingumo ar neteisingumo apraiškas? Aš gal plačiau truputį šitą klausimą pasižiūrėčiau, mes nedirbam su labai tokia specifinė kažkuria amžiaus kategorija, mes gamtosaugai plačiai pakankamai žiūrim ir man atrodo, tas socialinis teisingumas yra tiesiog integrali dalis. Kai mes, pavyzdžiui, turime kažkokią gamtosauginę problemą, pavyzdžiui, šnekėjom, saugom meldinę nendrinukę Lietuvoje, ar ne, ir kodėl jos nyksta. Ir kai tu analizuoji ir eini gilyn, kokios tos yra šakninės priežastys, labai dažnai tu atsimuši į socialinę kažkokią priežastį. Tai viskas taip ratu ten voliojas, tarkim, ten dažnai gamtosaugai į ūkininkų susiveda spaudimas pagrindė ir tarkim apie tą pačią meldinę nendrinukę, jeigu kalbam, ar ne. Bet kodėl ūkininkas taip elgiasi vienaip ar kitaip, tarkim, anksčiau šienauja, kodėl jis negali atidėti šienavimą ir taip toliau. Tai sistema yra užkurta, ta prasme, ir tas socialinis teisingumas aš matau taip, kad tu turi pasižiūrėti, tai kur yra priežastis. Ir jeigu tu siūlai sprendimą, svarbu pažiūrėti, kas iš jo gauna naudą ir kas dėl to nukenčia. Tai tu negali siūlyti, pavyzdžiui, sprendimą saugant paukštį, kas kenktų ūkininkui. Jam turi būti irgi motyvacija kažkodėl saugoti. Tai tarsi bioįvairovės sprendinys negali būti kliūtis socialinės lygybės užtikrinimui. Taip, ir pagrindinė, tu tikriausiai irgi gali pasakyti iš savo klimato kaitos aktyvistės, kad dažniausia priežastis yra socialinė priežastis, kodėl žmonės nesaugo, nesupranta, nenori saugoti gamtos ar klimato. Tikrai taip. Apie migraciją, gal pirmą netgi paklausiu tiesiog apie tai, kaip matote jūs migraciją Lietuvoje, kaip matome tą standartinį migrantą ir kokie faktoriai, tiek socialiniai, tiek tie žalieji aplinkosauginiai lemia migracijos reiškinį. Rita, gal jūs pirma? Galvoju, čia nuo kurios pusės pradėti narpliot tą klausimą, kai migracija gamtininkui pasakai ir tokiu metu pirmiausia mes galvojam apie grįžtančius paukščius, aišku, bet man atrodo labai susiję, čia analogija irgi puikiai yra su paukščiais ir žmonėmis. Mes aišku gyvendami savo socialiniuose burbuluose pastebim labai mažą dalelę tos migracijos, su kuo mes kasdieną susiduriam. Taip ir matom tą migraciją, bet iš tikrųjų tai yra ir mes patys dalyvaujam toj migracijai, ir mūsų šeimos nariai dalyvauja toj migracijai. Tai yra labai labai platus reiškinys, kaip ir varnėnai, kai parskrenda pavasarį, mes džiaugiamės, keliam inkilus, valio, grįžo mūsų varnėnai, o tada, kai rudenį atvažiuoja iš šiaurės migruojantis kiti varnėnai ir nulesa trešnės, pykstam ant jų, ar ne? Tai prasme, kaip taip ir migracija žmonių irgi yra in ir yang, kaip sakau, pliusai ir minusai. Ir man atrodo, kalbant apie migraciją Lietuvoje,
Mes tiesiog jos istoriškai turėjom mažai ypatingai iš tų šalių, kur dabar žmonės atvyksta. Ir dėl to mes turim daug baimių. Ir to labiau turim daug baimių dėl pavyzdžių, kaip tos žmonės skirtingus integruoja kitos šalis, Amerika, šiaurės šalis. Ir man atrodo, iš tos baimės atsiranda tokie visokie mitai ir baimės. Dar norėčiau Ritos kaip aplinkosaugos atstovės paklausti apie klimato migraciją. Ar jau girdėjote apie šitą reiškinį ir kaip tai matote? Man atrodo, Lietuvoje mes dar to nepatiriame, nors ateityje visos prognozės kalba, kad Lietuva, kaip mano geografijos mokytojas sakydavo, Marijos žemė. Tai čia gyvent norės greičiausiai daugelis, bent jau taip, kaip dėliojasi dabartinės klimato tendencijos, pakankamai geras klimatas, nes ir jam desistabilizavimui, sugriuvus sistemai vis tiek mes gyvensim pakankamai saugiai. Ir dėl to, aišku, plūstels iš pietų žmonės, kurie bėgs nuo gaisrų, sausrų ir viso kito gėrio. Bet Lietuvoje mes dar kol kas to nejaučiam. Ta jaučia pirmosios šalis pietuose, tai yra Ispanija, Portugalija, šitos šalis. Tai tai mums atrodo, tai tolima labai ateitis, bet kadangi klimatas keičiasi geometrinę progresiją, tai matyti ir mes greitų metų tą pajusim. Ačiū labai. Migle, jūsų kaip socialinės darbuotojas labiausiai norėčiau paklausti, kaip jūs matote klimato migrantus ir kaip jūs matote juos matomus kitų žmonių akise? Jūs turbūt turite omeny migrantus, nebūtinai klimatą, ar ne? Tai mes kaip socialiniai darbuotojai iš tikrųjų noriu irgi paantrinti kolegijai, mes irgi jaučiam, kad ilgą laiką Lietuva buvo homogeniška tokia visuomenė ir natūralu, kad tai, ko mes nepažįstam, to mes bijom. Bijom todėl, kad nesam su žmogum susitikę individualių lygmenių, nesam pažinę jo istorijos, nesam pažinę jo jausmo, jo motyvų ir jo tokios asmenybės, ar ne? Tai tas šiek tiek egzistuoja. Be abejo, imigracijos sėkmė turi būti abipusis, tai turi būti abipusis procesas, tai mes turim dėti pastangas priimti ir migrantai turi dėti pastangas būti mūsų kultūroje, tapti jos dalis. Ne tik atvažiuoti pagyventi, bet ir įsilieti ir praturtinti tą kultūrą. Tai čia yra toks labai gražus dvipusis požiūris, ką mes turėtumėm visi dėti pastangas, kad sugyventumėm. Tai čia, man atrodo, ta auksinės piliulės išradimas, kaip gerai integruoti žmonės, kad nebūtų getų ir dėl to išaugtų problemų, man atrodo, yra esminė ir baimė, ir problema, ir iššūkis Lietuvai. Kai jų yra labai daug ir kai nėra priemonių, tada yra didžiulis iššūkis. Tai turbūt ir labai stipriai tavo būtent socialinės lygybės klausimą, nes reikia atsižvelgti ir iš kokių kontekstų žmonės keliauja, nes ypatingai klimato migracijos atveju, tai žmonės yra apskritai tiesiog priversti palikti savo gyvenvietes ir taip, tam kartu ir santykė reikia abiejų, kaip kalbam, kad reikia abipusių pastangų ir kartu suvokti, kiek finansų, kiek lėšų, kiek resursų tam reikia skirti, kad galėtumėm užtikrinti tą saugumą, bet kaip klimato aktyvistė pasidalinsite, turbūt bendra globalia klimato aktyvistų pozicija, būtent kalbant apie klimato migraciją, kad visgi šiaurės šalis gyvendamos pietų šalių sąskaita, viena iš kaip dalykų, ką tikrai turėtų atlyginti kaip skolą, tai bent jau priimti žmonės, kurie migruoja iš kraštų, kurie tapo nebetinkami gyventi dėl mūsų to gero gyvenimo šiaurėje. Jei jaunimas Lietuvoje suprastų tik vieną dalyką apie globalų teisingumą, kas jis turėtų būti? Kas tai turėtų būti? Rita. Aš tai sakyčiau, yra toks ekologinis dėsnis, viskas priklauso nuo visko arba viskas su viskuo susiję. Tai man atrodo, čia yra esmė, nes
bet koks mūsų, kad ir mažas kasdienis sprendimas turi poveikį. Ir aplinkosauginį, ir socialinį. Ir iš tikrųjų, kai tai pagalvoji, tai sprogsta smegenis. Net nueini į parduotuvę, tiesi ranką pasimti, nežinau, duoną, buroką, mėsą, kiaušinį. Braškės, va, meldinė nendrinukė ir braškių istorija, čia išsprogdins smegenis gali. Taip, ta prasme, mes saugome, dedame pastangas, globaliai nykstantis paukštis, 4 pasaulio valstybės, Europa iš proto eina, kiek pastangų deda, kad jį išsaugot, jinai skrenda migruoti į Afriką ir labai svarbus migracijos kelyje yra Marokas. Tiek nuskrendant, tiek parskrendant, nes jinai turi 2 didelius barjerus: Viduržemio jūra, Marokas pailsėt, Sahara. Įsivaizduokit, non-stop turi perskristi Saharą, 3 dienas paukštis varo, atskrenda į Maroką, nėra pelkių, kur jam pailsėt, nes mes ten auginam braškytes, kad jos į Europą būtų eksportuojamos mums vasario mėnesį mėgautis braškėmis. Tai atrodo kaip, bet vat, viskas yra susiję ir man atrodo, tai išsprogdina smegenis, kai tu suvoki, kad labai kiekvieną sprendimą tu turi galvoti, o tai koks tai yra poveikis, ir tuo labiau, kai tai yra socialiai, kai yra nutolusi geografiškai vieta, tarkim, to pačiu Maroko braškio atveju mes nežinom ir socialinių padarinių. Ar ne, mes šiandien apie socialinį teisingumą šnekam, mes nežinom, ten Ispanijai, pavyzdžiui, irgi tose migracijos vietose yra įdarbinami imigrantai iš pietų, iš Afrikos ir taip toliau. Ir tai yra didžiulė irgi problema, vos ne tokia šių dienų vergovė. Ta prasme, tai kuo toliau yra nutolęs vieta, iš kurios atkeliauja, tarkim, mūsų maistas arba drabužiai, arba bet kas realiai, nežinau, lempa, tuo sunkiau mums yra suvokti, kokias pasekmes tai turi socialiai, aplinkosauginiu požiūriu. Kur tu tiesiog labai tarsi tolimą ryšį nuo savo vartojimo, nes mano turimi daiktai, mano vartojami produktai iš kažkur. Jo, aš tik tai papildysiu tuo, kad vartojimas, kiekviena vartojama prekė ar paslauga yra, mes turim suprasti, kad tai nėra tik mano asmeninis pasirinkimas, ar ne, tai lemia kitų žmonių darbo sąlygas, jų gyvenimo kokybę ir jų švarias upes ir jų švarų orą. Kokia yra bendruomenių ekonomikos svarba, padedant palaikyti klimato teisingumą? Rita. Didžiulius, ką žinau, bendruomenės yra jėga. Gal sakau kitą vardą. Bet gerai, Rita, pradėjo sakyti. Bendruomenės yra jėga, ar ne? Jo, aš irgi noriu paantrinti, kad bendruomenių ekonomika yra toks stebuklingas dalykas, kurio matyt mes, kaip žmonės, dar iki šiol nesupratom, kiek jėgos turi bendruomenė, kiek jėgos turi vietos bendruomenė, kuri vietoj gamina, vietoj vartoja, vietoj kūrė, jinai yra tvari, jinai yra demokratiška, yra geri dažniausiai žmonių santykiai ir iš tikrųjų neturėtumėm dėti vilčių į valstybę, kad jinai viską mums užtikrins, viską duos, bet taip, didžiausias gėris gimsta vietos bendruomenė ir be abejo tai yra svarbu ir klimatui, ir žmogaus geroviai. Aš tai tik pridėčiau, gal kad valstybė irgi yra bendruomenė, mes dažnai irgi valstybė kažkaip taip nustumėm, čia yra valstybė, bet valstybė irgi esame mes, bendruomenė, tai irgi aktyvus bendruomenė. Didelė bendruomenė. Didelė bendruomenė, bet irgi svarbi. Tai čia labai rišasi su prieš tai mūsų, man atrodo, aptartų klausimų ir ką mes kalbėjom, ar ne, kuo arčiau žmogaus yra dalykai, tuo yra aiškiau, apie ką mes kalbam, koks tai yra poveikis, kai mes sakom, kad irgi, ką reiškia aplinkosaugai draugiška dieta, arba klimatai draugiška dieta. Avokadai iš Ispanijos arba Pietų Amerikos nėra aplinkosaugiška dieta, tai vietinis maistas, kurį praniukas šalia mano namų augina, išrauna, duoda ir aš jį valgau. Tai bendruomenės didžiulė jėga, čia maistas tik vienas iš pavyzdžių. Tai norisi palinkėti kultūrą, ne? Norisi palinkėti kurti bendruomenių sodus, dalinti su kaimynais daiktais ir tada klestėsim. Labai pritariu šitam palinkėjimui. Dar raudoną ar gal žaliu pabaigsim? Koks mitas apie globalų teisingumą labiausiai jūs stebina? Man kažkaip keisčiausiai atrodo, kai turtingos šalys, šiaurės šalys dažniausiai
mano, kad jos duoda kažkokių finansinių resursų, finansinės pagalbos piečiau esančiom šalim ir laiko tai tokiu socialiniu teisingumu. Reiškia, jeigu aš turiu, tai aš dalinuosi. Bet čia yra turbūt didžiausias mitas, todėl kad kartais iš tikrųjų mūsų vartojimo poreikiai yra, jie sukuria didesnę žalą pietų šalims. Tai kartais toks mūsų gražiausias būtų pasirinkimas ne tik padėti finansiškai, bet ir mažiau vartoti. Kalbant apie tą patį palmių aliejų, kuris yra mūsų visose sausainėse, šokoladukuose, tortuose ir dar sunku surasti be to kokį nors produktą, kad tarsi net jeigu aš kaip vartotojas nebenoriu rinktis to palmių aliejaus, man dar reikia ieškoti skaityti etiketės, kur jo nėra įdėta. Tai atrodo, netgi pačios rinkos, mums įsiūlo netgi tai, ko mums gal ir nebūtinai yra būtina. Rita, kokį mitą apie globalų teisingumą jūs norėtumėt sugriauti arba bent jau pasidalinti, kad jis stebino? Man tai gal tas toksai vyraujantis galvojimas, kad tai yra kažkur toli ir kažkur ten yra vargšiukai, žmogiukai, kuriems mes turim padėti. Gal truputį pratęsiant tą pačią mintį yra, tai man atrodo, tas tolumas nuo kasdienio mano gyvenimo, tai yra pagrindinis toks mitas, nes tai yra realiai ir Lietuvoje egzistuojanti problema. Tiesiog mes per televizorių, ko gero, matom daugiau užsienio pavyzdžių ir nesusiejam tai su kasdieniais dalykais, kas vyksta Lietuvoje. Ačiū labai. Ir ką, keliaukim į Žalę. O Žalės klausia, ar galima būti žaliu ir socialiai teisingų vartotojų turtingoje visuomenėje? Rita. Galima, bet tai yra žymiai sunkiau. Trumpas toks mano būtų atsakymas. Mes čia labai nesenai su savo draugėm kalbėjom, nes bent jau mano amžiaus kategorijai ten paaukštinimai, atlyginimai kyla ir visa kita, tokios diskusijas ir mes kažkada kalbėjom apie tai, kad kylant atlyginimams iš tikrųjų kyla ir tavo noras leisti pinigus ir kažką už tai pirkti. Tai gerai, jeigu tai yra paslaugos, kurios dažnu atveju, jeigu vietiniai rinkoje sukuria mažesnį, tarkim, poveikį, ar ne, bet dažnu atveju tai lemia kelionės, kas yra praktiškai didžiausias mūsų poveikis klimatui, ar ne? Tai, taip, jeigu renkamės lėktuvą. Jo, tai žodžiu, tai turtingoje visuomenėje gyvenant tiesiog yra daugiau pagundų, tu turi save riboti, o žmonės nemėgsta savęs riboti. Tai kai tu gyveni mažiau turtingoje visuomenėje, tu gali pasakyti, man neleidžia ištekliai, aš negaliu savo to leisti, ar ne? Tai dėl to vakarų visuomenė tiesiog yra sunkiau, bet tai įmanoma. Yra tokia įdomi data žemės pereikvojimo diena, ar ne? Ir tai jos data labai rodo, koks vartotojas yra vidutinis europietis. Ir šiemet ta diena yra kovo pabaigoje. 23. Lietuvoje tai yra kovo 23 diena, ne? O pasaulyje tai būna paprastai apie Liepos mėnesį. Tai jeigu visas pasaulis vartotų tiek, kiek vidutinis europietis, tai mes tikrai greit išeikvotumėm tą žemę ir tie mūsų avokadai, visi, kur atkeliauja, tie mūsų elektromobiliai, kuriem pagaminti, ten akumuliatorium reikia ličio, ten kobalto, kur ten gaminami, kokiom sąlygom, tai mes turbūt turim būti sąmoningi iš to aspektu ir rinktis tiesiog mažiau vartoti, pirmiausiai pradėti nuo to. Didelė pagunda yra darbą važiuoti matyti. Taip, ir kartu jau čia galima plėstis ir apskritai tas tiekimo grandinės, su kokiomis mes jomis sutinkame, kalbant apie tą pačią elektrifikaciją, nepamiršti to, kad negalime tiesiog pereiti nuo iškastinio kuro prie elektros, visiškai nesižvelgdami į socialinius faktorius, į tai, kaip yra išgaunami šiuo metu metalai. Ir pripažinkime žiaurią tiesą, kad neretai tai bus net ir vaikų darbų šiuo metu vis dar 21 amžiuje. Ir turime priimti tas teisingas kainas, teisę taisyti ir taip toliau, kad galėtumėm, kaip įmanoma, teisingiau pereiti prie to tvaresnio vartojimo ir kartu atsakingo ir gal netgi apriboto sąmoningai vartojimo.
Tik aš čia gal dar vieną tokį dalyką, ką mes irgi labai dažnai akcentuojam, kai kalbam apie aplinkosauginį gyvenimo būdą, tai visiškai šventu nebūsi. Ta prasme, aš taip labai jau suradikalinu, jeigu nori būti žaliu, tai negyvenk, nes iš tikrųjų, ta prasme, kažkokį poveikį tu vis tiek darysi, bet reikia nuo kažko pradėti. Pavyzdžiui, labai geras žingsnis yra pasižiūrėti, koks yra tavo didžiausias poveikis, kur tu kuri didžiausią gamtai poveikį. Dažniausiai, kaip sakau, jeigu skraidai lėktuvais, tai dažniausiai kaip taisyklė bus tavo kelionės, išgerti kavutės į Paryžių. Gali būti ir aišku kitokie, jeigu labai specifinis, bet tai man atrodo labai svarbu nepamiršti to, kad čia mes nekeliam kažkokios švento gralio kartelės. Labai teisingai, esu išgirdus kitam kontekste panašią mintį, bet pritaikiusi klimato aktyvizmui ar apskritai bet kokiam aktyvizmui, kad mums nereikia tobulų aktyvistų, mums reikia kuo daugiau aktyvistų, kurie tiesiog kiekvienas pasistengia bent kažkiek gyventi taip sąmoningiau. Ačiū Jums labai už tokį nuostabų pokalbį. Ir dar pasimatysime, manau, savo bendrose ratuose. Renkantis bulves.